kaip serviso vadovas. Ir gal reiktų pradėti nuo to, kad vis dėlto, kol dirbame be nevažiuoju sistemos, planuoti darbus, prižiūrėti klientų automobilį, siūsti jam priminimus buvo be galo sunku, todėl kad tas turėjo būti daroma individualiai kiekvienam klientui. Tam reikalingi kosminiai resursai, ieškojome būdų. Būdas atsirado nevažiuoja.lt. Tai mums leido registruoti skambučius dirbtiniu intelektu. Nebereikia pildyti užsakymų lapų. Visas pokalbis, kas sutarta su klientu, yra automatiškai užfiksuojama kalendoriuje. Jo atvykimo laikas. Tas leido administracijai daug lengviau planuoti atvykstančius klientus. Automatiškai nei vienas žmogus, kuris užsiregistravo atvykęs, neliko be paslaugos ar su pasižadėjimu, kad priimsim automobilį rytoj. Dar labai pagerinęs mūsų veiklą ir aptarnavimo kokybę, tai yra nevažiuoja priminimai automobilių apie ateinančius techninius kažkokius tai aptarnavimus. Kadangi klientai, kad ir jiem pasakai, ką reiktų dar papildomai pasidaryti, yra natūralu, kad yra pamirštama, gyvenimo skuba, lekiam, bėgam. Sistema leidžia pafiksuoti tam tikrus darbus, kurie yra numatomi ateityje. Žmogus gauna priminimą, jis vėl pas mumis užsiregistruoja, nori internetu, nori skambučiu. Turim krūvą marketinginių galimybių, kaip galime reklamuotis, siūsti priminimus, ieškoti papildomų klientų, seniem klientams siūlyti nuolaidas, akcijas. Jeigu klientų srautas yra šiek tiek per mažas, sistema duoda puikias galimybės tą srautą padidinti ir turėti pilnus apkrovimus.